Ištrauka iš Gešės Džampos Tinglėjaus knygos Lodžongas. Dvasios ugdymo menas. Įvadas. 3 indo trūkumai. Klausykite šio mokymo džiugiai. Prieš gaunant tokį vertingą mokymą, labai svarbu parengti savo proto indą. Nereikia jo suvokti kaip savaime suprantamo dalyko. Klausykitės mokymo, suprasdami jo retumą ir vertingumą. Tuomet jis bus labai veiksmingas. Pavyzdžiui, kiekvienam iš jūsų mano padovanoti 5 kg aukso nebūtų itin naudingi. Užuot gavęs naudos, dėl to aukso jūs net gailėtumėte prarasti gyvybę. O vėliau skųstumėtės. Štai netekau gyvybės, todėl kad Gešė Džampa Tinglėjus padovanojo man 5 kg aukso. Be to auksą iš jūsų nesunku pavogti. Tad iš baimės būtumėte praradę ramybę ir pamiršę sveiką miegą. Galiausiai mirdami, jūs negalėtumėte išsinešti nė mažiausios to aukso kruopelės. Aišku, kol gyventumėte, tas auksas galėtų būti jums kažkiek naudingas, jei mokėtumėte tinkamai jį panaudoti. Bet jeigu nemokėtumėte juo deramai naudotis, jis atneštų jums daugiau žalos nei naudos. O šiandien jūsų gaunamas mokymas apie 7 dvasios ugdymo prasmes – tai išmintis, kurios niekas iš jūsų niekada nepavogs. Jūs visuomet galėsite būti dėl jos ramus. Be to, įgiję šią išmintį, daug ramiau miegosite. Ši išmintis geriausias jūsų gyvenimo draugas. Kai būsite vieniši, jis sudarys jums draugiją. Kilus sunkumams padės rasti sprendimą. Jis sustiprins jūsų protą, įgyta išmintis neleis jokiai sudėtingai situacijai išmušti jūsų iš vėžių ir padės jūsų protui visą laiką išlikti ramiam. Kol negavau šio mokymo, mano protas taip pat buvo nesutramdytas ir aš neturėjau ramybės. Nuolat bandydavau rasti laimę išorinėme pasaulyje, bet man nesisekdavo. Vėliau, gavęs šį mokymą iš savo gerojo dvasinio mokytojo, pabandžiau juo naudotis ir tapau daug laimingesnis. Budizme dvasinis mokytojas geriausiai gali padėti savo mokymui perduodamas jam mokymą, o ne palaimindamas pridedant prie galvos ritualinį indą. Todėl jūs turite daugiau dėmesio skirti išminčiai ugdyti, o ne kažkokiems ritualams ar ceremonijoms. Tiesa, ceremonijos ir ritualai šiek tiek naudingi, bet išmintis daug geriau. Reikia tai suprasti. Be to jūsų mirties akimirkomis išminties vertė smarkiai padidės ir taps jūsų būsimųjų gyvenimų laimės šaltiniu. Išmintis primena trečiąją akį, reginčią paslėptus dalykus, kurių nematome savo akimis. Taigi, kai įžvelgsite subtilų priežasties ir pasekmės ryšio mechanizmą, tapsite išmintingi ir nebedarysite žalos savo veiksmams. Jūsų kūno, kalbos ir proto veiksmai pasikeis. Kad gautumėte šį mokymą, iš pradžių turite parengti savo proto indą ir klausyti šio mokymo, neturėdami 3 indo trūkumų. Pirmasis indo trūkumas – apverstas indas. Jeigu indas yra apverstas, kad ir kiek piltum brangaus nektaro, šis į jį vis tiek nepateks. Tai simbolizuoja miegojimą arba galvojame apie pašalinius dalykus mokymo metu. Taigi nemiegokite, negalvokite apie ką nors kitą, o sutelkite visą dėmesį į mokymą. Labai svarbu tai, kas vyksta šią akimirką. Paprastai mes ilgimės savo praeities ir vadiname ją auksiniu laiku, auksinėmis dienomis. Tai neteisinga, nes auksinis laikas kaip tik dabar. Po kelerių metų jūs suprasite, kad visa, kas vyksta šiandien, ir buvo tas auksinis laikas. Ir pasakysite, tai buvo senos geros auksinės dienos, o aš praleidau jas veltui. Nesugebėjau jų išnaudoti. Itin svarbu suvokti, kad kiekviena praeinanti ir ateinanti akimirka yra kaip tik tas auksinis laikas,
kuris truks neilgai ir greitai pradings. Jūs turite suprasti savo dabartinės akimirkos vertingumą ir tai, koks brangus žmogaus gyvenimas. Jūsų gyvenime yra visos 8 laisvės ir 10 palankių sąlygų dharmai praktikuoti. Toks iš tiesų auksinis laikas, didžiulė retenybė. Tai suprasdami jūs turite klausytis mokymo labai atidžiai, galvodami, kad anksčiau ar vėliau būtinai jį praktikuosite. Mokymas, jei jo klausotės dėmesingai, labai atidžiai, pasiekia jūsų širdį. O jei sėdėsite ir manysite, kad tai jau esate girdėjęs ir viską žinote, jūs iš tiesų girdėsite žodžius, bet nesuvoksite jų esmės. Galite nors 30 kartų klausytis tų pačių temų, bet jei klausysitės atidžiai, kaskart suprasite jas vis geriau. Kuo dažniau klausotės mokymo tą pačią temą, tuo labiau jis virsta meditacija. Jūs vis aiškiau tą mokymą suprantate, vis labiau įsisąmoninate. Senais laikais Tibete daugelis didžiųjų mokytojų pasiekė dvasios aukštumas, būtent klausydamiesi mokymo. Kai jie sėdėdavo ir klausydavosi mokymo, giliai juos persmelkdami, tam tikrų momentų jų sąmonė atsiverdavo ir jie praregėdavo. Pavyzdžiui, kai kurie senyvi tibetiečių mokymai 80 ir daugiau metų nekartą eina klausytis Lamrimo mokymo iš jo šventenybės Dalai Lamos lūpų. Sykį kažkas vieno Gešės paklausė, ar šiandien išgirdote ką naujo iš jo šventenybės? Jis atsakė, naujos informacijos neišgirdau, bet man atsiskleidė šis tas nauja. Taigi garbus Gešės, kuriems 80 ir daugiau metų, klausydamiesi Lamrimo mokymo iš jo šventenybės Dalai Lamos lūpų, vis atranda ką nauja. Rusai daro didelę klaidą. Vieną kartą išklauso mokymą, o antrą sykį jo klausytis jiem jau nebeįdomu. Jie numoja ranką, aš tai jau girdėjau ir žinau. Dharmos klausymasi jie suvokia kaip studijavimą universitete. Kartą išgirdau, įsiminiau ir man to pakanka, kad išlaikyčiau egzaminą. O po egzamino viskas pamirštama. Koksgi skirtumas, pažymys jau gautas. Tačiau šis mokymas perduodamas ne tam, kad kauptumėte kokią nors teorinę informaciją, o tam, kad suprastumėte mechanizmą, kaip visa tai veikia. Kad suprastumėte, kokia yra gyvenimo prasmė, kaip teisingai jį nugyventi, kaip įprasminti, kaip jūsų gyvenimas atsirado, kokia dabartinė jūsų padėtis ir kas laukia ateityje, jei dabar nieko nepakeisite. Visos šios žinios labai reikalingos tam, kad jūsų gyvenimas taptų reikšmingas. Kas yra proto sąmonė? Kokios jo funkcijos? Kodėl neigiamos emocijos mums kyla savaime? Kodėl teigiamos proto būsenos, teigiamos emocijos negali savaime pasireikšti? Ar proto tamsumai priklauso nuo sąmonės prigimčiai, ar ne? Visa tai labai svarbus pažinimo klausimai. Kai suprasite visus šios mokymus, jūs tapsite daug išmintingesniais ir geresniais žmonėmis. Taigi, klausantis mokymo, labai svarbu neturėti pirmojo apversto indo trūkumo. Antrasis trūkumas – skylėtas indas. Kad ir kiek brangaus nektaro piltumėte į skylėtą indą, jis vis tiek ištekės. Skylėtas indas simbolizuoja neįdėmų mokymo klausymąsi. Kai mokymo klausotės neįdėmiai, nelabai domiesi, galite lengvai jį pamiršti. Tuomet jūsų apsilankymas retrite beprasmiškas. Kai grįšite namo ir kiti jūsų paklaus, kokį mokymą ten girdėjai, kokia tema, ką tau pasakojo tibetiečių lama, o jūs atsakysite, jis apie daug ką kalbėjo, bet aš neprisimenu. Tai būsite išties kaip skylėtas indas. Jeigu sugebėsite atpasakoti bent pusę to, ką girdėjote, jūs kaip įskilęs indas. Tikiuosi, kad jūs tik kaip įskilę indai. Geriausias būdas pataisyti indą – suklijuoti tą vietą, per kurią jis skilo, klausytis mokymą įdėmiai.
Kuo įdėmiau klausotės, kuo geriau suprantate mokymo vertingumą, tuo ilgiau jis išliks jūsų atmintyje, širdyje. Trečiasis trūkumas – nešvarus indas. Kad ir kiek brangaus nektaro pilčiau į tokį indą, šis nektaras susiterš. Tai reiškia mokymo klausymąsi neturint teisingos motyvacijos. Jūs neturite klausytis mokymo, vadovaudamiesi pasaulietišku siekiu. Aš tapsiu didžiu mokslininku, nepaprastu žmogumi, įgysiu antgamtinių galių. Klausydamiesi mokymą egocentriškai, jūs suteršėte gaunamą išmintį. Pavyzdžiui, kai kurie profesoriai labai daug žino apie dharmą. Tibetiečių visuomenėje irgi panašiai. Kai kurie gešės labai gerai išmano dharmą, moka mintinai daug sutrų ir tantrų, bet jų dvasia niekiek nesikeičia. Vos tik išsižioja, tokie žmonės pradeda kalbėti. Jie nieko nežino, šis žmogus nieko nežino ir ji nieko nežino, tik aš viską žinau, aš protingiausias. Tai būna todėl, kad jie supylė mokymą į nešvarų savo proto indą. Pats mokymas nebuvo blogas, tiesiog jų proto indas buvo nešvarus. Jeigu gaunamą mokymą jūs pilatės į nešvarų proto indą, jis neduoda naudos nei jums, nei kitiems. Toks mokymas, jūsų perduodamas kitiems, tik padidina šių puikybę, bet nieko nepadeda. Gešės Potovos laikais gyveno dar vienas gešė, kuris išmanė dharmą taip pat gerai kaip Potova. Jų žinios buvo lygiavertės. Paprastai mokiniai gaudavo mokymą iš gešės Potovos, bet kai Potova būdavo užimtas, praktikuodavo atsiskyręs, jį pakeisdavo kitas gešė. Vienąsyk, kai gešė Potova baigė savo retrito praktiką ir mokiniai išklausė jo mokymą, vienas mokinys jam pasakė: girdėjome, kad jūs ir kitas gešė vienodai gerai išmanote dharmą. Gešė Potova atsakė: tai tiesa, tačiau jūsų pamokos prasismelkia mums į širdį ir mes pasidarome švelnesni. O kito gešės mokymas, nors ir daugeliu gražių žodžių perduodamas, nepasiekia mūsų širdžių ir jos lieka sudiržusios. Kodėl taip yra? Gešė Potova paaiškino: galbūt todėl, kad aš bandau jūs mokyti, tramdyti protą, o jis moko klasifikuoti reiškinius. Štai koks skirtumas. Jeigu mokymas, kurio jūs klausotės, pateko į suterštą jūsų proto indą, jūs, perduodami tą mokymą kitiems, nesugebėsite mokyti jų tramdyti savo protą. Te galėsite tik dėstyti jiems kokias nors reiškinių klasifikacijas. Štai Jupiteris, štai Marsas, koks skirtumas? Yra Jupiteris, gerai, nėra nieko tokio. Kam jums žinoti, ar Jupiteris mėlynas ar žalias? Žinoti daugybę įvairių reiškinių, netaip jau svarbu. Štai jums nedidelis mano patarimas. Klausykitės mokymo, neturėdami 3 indo trūkumų. Tai labai svarbu. Retrito ribos. Pagrindinis tokių kaip šis retritų rengimo tikslas – 3-4 dienas suteikti jums palankias sąlygas praktikuoti gaunamus mokymus. Šiuo atveju praktika nereiškia kokių nors mantrų kartojimo ar maldų giedojimo. Tuo metu jūs tiesiog teigiamai mąstote. Tai ir yra retritas. Ką reiškia būti retrite? Žodis retritas tibetietiškai skamba tsam, o tsam reiškia ribą. Skiriamos 2 ribos – išorinė ir vidinė. Išorinė riba neturi didelės reikšmės. Pradėdami atsiskyrimo praktiką, žmonės dažniausiai nusistato išorinę ribą, už kurios pasižada neišeiti. Bet tai netaip jau svarbu. Pagrindinis retritas – vidinė riba. Vidinis retritas – tai teigiamo mąstymo ribų neperžengimas. Mes ką tik davėme prieglobsčio įžadus, bodičitos įžadus, todėl nuo šiol iki poryt stenkitės mąstyti tik teigiamai. Taip pat aš jūsų prašau retrito dienomis stengtis atiduoti visą pergalę kitiems ir prisimti pralaimėjimą.
Tuo metu nereikia visko pradėti nuo savęs, nuo aš. Pradėkite nuo kito, nuo tu. Iš pradžių tu, paskui aš. Tomis dienomis stenkitės būti žemiausioje vietoje. Tai nereiškia sėdėti žemiausioje vietoje, tai reiškia jaustis žemiau nei visi esantieji. Jo šventenybė Dalai Lama moko, kaip reikia galvoti, kad esi menkesnis už musę. Musės negali gauti mokymų, tačiau jos nekenkia kitiems. Pasakykite savo, aš turiu dvasinį mokytoją, gaunu daug mokymų, bet vis dėlto kartais elgiuosi blogiau nei gyvulys. Šiuo požiūriu aš esu menkesnis už musę ar šunį. Kai kada šunys būna ištikimesni už mane, todėl esu menkesnis už šunį. Tačiau nemanykite, kad pasižymite menkiausiais gabumais. Šiuo atveju apie gabumus nekalbama. Manyti, kad esate negabus, reiškia ne kuklumą, o ne visavertiškumą, atmieštą tingumu. Kasgi yra kuklumas? Kai galvojate apie kitų žmonių gerąsias savybės, už tai juos gerbėte ir suvokdami savo trūkumus, sakote savo, taip, aš esu samsaroje. Tuo metu jūs galvojate apie savo ydas, apie tai, kad esate samsaroje, kad turite vienokių ar kitokių trūkumų ir todėl gerbėte kitus. Puikybė kyla tuomet, kai galvojate apie savo gerąsias savybės ir kitų trūkumus. Tai klaida. Kitų žmonių klaidos ne jūsų reikalas. Jūs turite būti panašus į žmogų turguje perkantį daržoves. Pirkdami jas, renkatės geriausias. Ant prekystalio gali būti ir supuvusių daržovių, bet į jas jūs net nežiūrite. Pardavėjas pats jomis pasirūpins. Jūs imate iš kitų visa kas geriausia, tad imkite geras daržoves ir negalvokite apie supuvusias. Jos ne jūsų reikalas. Panašiai ir su žmonėmis. Reikia žiūrėti jų gerąsias savybes ir nekreipti dėmesio į trūkumus. Jų ydos ne jūsų rūpestis. Antraip jūs būsite panašus į beždžionę. Sėdėjo dvi beždžionės. Viena visa purvina išvydo kitą beždžionę, kurios uodega buvo tik šiek tiek susitepusi. Tuomet pirmoji beždžionė užsispaudusi nosį ėmė pirštų rodyti į antrąją ir šaukti. Žiūrėkite, žiūrėkite, kokia nevala. Taigi būkite atsargus, kad nepavirstumėte tokia beždžionė. Nuolat analizuokite savo trūkumus ir jums neliks laiko žvalgytis į kitų ydas. Visą laiką matykite kitų žmonių gerąsias savybės ir jums nerūpės jų ydos. Kartais draugai ir giminaičiai man sako, tu visuomet apie mus kalbi tik gerai. Atvirai sakant, man taip išeina savaime, nes visą laiką stengiuosi matyti kitų žmonių gerąsias savybės. Tad ir matau jų daug. Paskui apie jas tiesiog papasakoju. Apskritai samsara panašiai pelkėta nešvarią vietą, kur nesunku susitepti. Tai natūralu, jeigu žmogui tokioje nešvarioje vietoje pavyksta likti bent kiek švariam, tai jau yra didžiulis laimėjimas, pranašumas. Taigi, jei sugebėsite įžvelgti gerąsias kitų žmonių savybes, jūs gerbsite juos savaime. Net blogiausias žmogus pasaulyje pavadintas geru labai apsidžiaugs. Vadinasi, jis nori būti geras. Tai irgi gera savybė. Jis nori būti geras, bet negali, nes negavo tokių vertingų mokymų. O aš nors gavau šios vertingus mokymus, iki šiol negaliu tapti geru žmogumi. Vadinasi, netoks jau aš ir geras. Šitaip lyginkite savo situaciją su kitų žmonių padėtimi. Ir taip lyginant pastebėtos jų gerosios savybės, jums atrodys labai reikšmingos. O jei aš neturiu gerų savybių, man gėda, nes aš klausiausi daug mokymų apie bodičitą iš tokio mokytojo, kaip Dalai Lama lūpų. Ir jūs, mano mokiniai, daug kartų klausėtės Lamrimo ir Bodičarija avataros mokymų, o dabar gaunate Lodžongo, dvasios ugdymo mokymą. Jeigu po jo liksite tokie pat, kaip paprasti žmonės, jums bus gėda. Jūs turite savo kartoti, tau gėda, o ne kitus gėdyti, nes tai ne jūsų reikalas. Taigi nesakykite, gėda jam, jis tiek daug mokymų išklausė, bet niekiek nepasistumėjo.
Tai ne jūsų reikalas. Pirmiausia, sakykite savo, man gėda. Jei šitaip mąstydami ateisite pas mane, labai apsidžiaugsiu. Deja, mano mokiniai ateina pas mane ir sako, oi, Gešela, jis daro tą ir aną, kokia gėda. Jūs man priminate tą pirmąją beždžionę, kuri būdama visa purvina, rodė pirštų į antrąją. Aš matau, kad jūs patys esate purvini, bet tvirtinate, antai kitos beždžionės visos purvinos. Todėl jums jau ne kartą sakiau, darmos mokymas turi būti lyg veidrodis, kuriame matote save. Jo negalima naudoti kaip didinamojo stiklo kitų žmonių trūkumams įžvelgti. Jeigu jūs paversite darmą didinamuoju stiklu, tapsite nejautrus darmai, o tai labai pavojinga, todėl pasistengkite paversti darmą veidrodžiu. Taigi pagrindinis jūsų retritas – neperžengti pozityvaus mąstymo ribų. Stenkitės mąstyti tik pozityviai. Kasdienėme gyvenime jums dažniausiai nepavyksta rūpintis kitais labiau nei savimi, bet pasistengkite tai daryti bent šias kelias dienas. Pirmiausia, sakykite, jūs, o tik paskui aš. Jeigu, tarkim, atsisėdate prie stalo žvėriškai išalkę ir norite iškart griebti maistą, sudrausminkite save sakydami, pirmiau pavalgykite jūs, o paskui aš. Net jeigu jums nieko neliks, nebaisu. Jo šventenybės Dalai Lamos mokiniai mokymų metu niekada nesirūpina, kur atsisėsti. Jie sėdasi ten, kur yra laisvų vietų. Bet kai kurie, žinau, varžosi dėl vietos atsisėsti, nes jiems trūksta kuklumo. Aš ir mano draugai sėdamės į paskutinės vietas ir mums gerai. Kai kurie sėdi šiek tiek aukščiau ir džiaugiasi. Kiti pasirinkę toliau sėdi ramiai ir maloniai. Mano mokytojas Penoras Rinpoče visuomet buvo labai kuklus. Visada rinkite žemiausią vietą, nes dėl jos niekada nekils peštinių. Šiomis dienomis pasistengkite įveikti visokius nepatogumus dėl kitų. Prisimkite pralaimėjimą ir atiduokite pergalę kitiems. Išmintingi žmonės visuomet prisima pralaimėjimą ir atiduoda pergalę kitiems. Ir taip patys galiausiai pasiekia tobulą pergalę. Prisiminkite Budas ir Bodhisattvas. Jie visuomet kartojo, tik jūs. Galvojo vien apie kitus, aukojo savo laimę dėl kitų laimės. Ir kokių rezultatų pasiekė. O mes, paprasti žmonės, nuo neatmenamų laikų iki šiol viską darėme tik dėl savojo aš. Kalbėjome ir galvojame tik apie save. Nėra tokių metodų, kurių nebūtumėte išbandę nesuskaičiuojamuose gyvenimuose savoje aš geroviai pasiekti. Ir kągi, mums amžinai visko trūksta. Darmą praktikuojantys žmonės moko džiaugtis bet kuo, o nepraktikuojantys kenčia kur kas labiau. Kartais žmonės mano, kad būti dvasingam reiškia kentėti. Toks supratimas visiškai klaidingas. Kai kurie įsitikinę, kad dvasingas žmogus arba vienuolis turi atsiriboti nuo visko ir sėdėti užsisklendęs, nelaimingas. Iš tikrųjų yra priešingai. Jeigu kas nors mane būtų vertęs tapti vienuoliu ir daryti tą ar nedaryti to, aš niekada nebūčiau juo tapęs. Ten nežiūrėk, čia žiūrėk, nuo visko atsiribok, tai iš tikrųjų kankinė. Budizme visi įžadai duodami savanoriškai, savo iniciatyva, giliai įsitikinus. Niekas nieko neverčia. Jūs duodate įžadus aiškiai suprasdami situaciją. Jūs sakote, man šito nereikia, aš nenoriu šito daryti ir duodate įžadą. O jei nebesugebate laikytis įžado, galite jį atsimti sakydami, tai man per sunku, todėl atsimu įžadą. Joks spaudimas nedaromas, viskas priklauso nuo asmeninės motyvacijos. Taigi aišku, kad dvasingi žmonės laimingesni už kitus, nes jie niekuomet neperžengia ribų. Jeigu neperžengi tam tikrų ribų, nenueini per toli.
tai kenti daug mažiau. Geriausia savigyna – ne kung fu, ne karo menai, o neperžengti ribų. Pavyzdžiui, jūs geriausiai apsiginate nesilankydami tokiose vietose, kur būna daug muštynių ir užpuolimų. Todėl iš pat pradžių reikia aiškiai nusistatyti, kur eiti ir kur geriau neiti. Tad nuo šiandien stenkitės tapti šiek tiek išmintingesni, suprasti, kad egoistiškas požiūris – didžiulė kvailystė. Tarkite, šias 3 dienas aš rūpinsiuosi kitais labiau nei savimi. Jei taip darysite, jums savaime kils kitų teigiamų emocijų ir minčių. Visos teigiamos proto būsenos, meilė, atjauta ir panašus jausmai kyla savaime, kai rūpinamės kitais. O štai jei į žmogų žiūrime labai savimeiliškai, jį suvokiame kaip naudingą arba žalingą, aha, šis žmogus naudingas, jis man reikalingas, man reikia su juo susidraugauti, palenkti jį savo valiai. Jeigu jis viršininkas, man reikia su juo draugauti, nes tai naudinga. Ir tas žmogus tampa prisirišimo objektu. Jeigu rūpinatės kitais labiau nei savimi, visai nereiškia, kad gatvėje kiekvienam sutiktajam privalote sakyti: aš myliu tave labiau už save. Tokius jausmus reikia saugoti viduje, širdyje. Jūs neturite jų rodyti, o jei žmonės sumanė padaryti ką blogą, jūs turite juos sulaikyti, išsaugodami meilę ir rūpinimąsi jais. Pasistengkite juos sulaikyti iš atjautos. Mylėti ir atjausti žmonės nereiškia leisti jiems savivaliauti. Taigi šiandien jūs turite jausti, kad jums labai pasisekė, jog galite gauti mokymą apie 7 dvasios ugdymo prasmes. Tai yra esminis Mahajanos mokymas. Ši praktika turės būti jums pagrindinė. Pagrindinis tekstas, kuriuo remsis mūsų mokymas, yra 7 dvasios ugdymo prasmes. Jį parašė didis tibetiečių mokytojas Geshe Čekava, kuris priklausė Kadampų tradicijai ir buvo tikras bodhisattva. Kai padarysite pažangą, jums nebebus labai sunku praktikuoti tantrą. Įgarsino Mahajana akademija.